Labuką. Dar taip grybų nesurinkęs. Opa. Bet sekmadienis tai tobulas. Haha. O, kažkas ėmė. Tikrai ėmė. Labą dieną, ponai. Tai šiandien šeštadienis. Turim labai baisų vėją. Nežinau, kiek čia rodė, 18-19 metrų per sekundę. O aš einu spenigauti. Kaži, kiek ilgai nebūsiu, porą valandikių. Kažkiek pažvėjuosim. O daugiau žiūrėsiu. Rytoj planuoju dar padaryti grybų uždarimą. Tai kažką įdėsiu ir iš grybų. Jau kaip ir mažiai tie grybai. Tai norėtus dar tą paskutinį kartą nueiti. Kažkas bus iš grybų, biškį žvejybas. Neaišku, kaip čia seksis, labai didelis vėjas. Va, pagal medžius matyti. Kartais atrodo nieka, bet kartais tokie gūsiai dideli, kad baisu. Ventikė tokia siaurutė, o aš ant guminuką. Šiaip lydekom turbūt oras pats tas, bet neaišku, kaip garsui atsiliep. Šiaip yra užmauts ant mikrofoną, bet neįsivaizduoju, kaip bus. Valdelė šiandien nebus. Žmogus tapetus klijuojas namuose, remontai. O aš ką, bandau prasimėtyti. Ventikės tikrai gražios čia palei ventikė. Ne viena ir ne dvi lydekas pagautas. Tai tikiuosi ir šiandien nenuvils, nes žiauriai tingėjau važiuoti kažkur, filmuoti, bet kažkaip, reik, nes nebeturim vėl video, nieką. Tai šiaip žiauriai tingėjau, sunkiai labai išsiritavau lauką. Šiaip tas filmavimas labai daug laiko atėm, tai nufilmuoji, po to sumontuoji, tas montavimas ilgs. Šiaip kiti gal greitai sumontuoji, aš kaip pradedantis. Tai, grubiai kokias 3-4 valandas. Bet ką, mokinamės, tobulėjam. Pats dabar kažkaip pasižiūriu. Už žolės. Atrodo, kad už žolės kažkas tai yra. Žolė. Tai pasižiūriu savo pirmą video ir pažiūri dabar, ten kokį prieš paskutinį, jau, aišku, kiti nesigauni, nėra laika, tarkim, kaip bulviakasis, tai, patys matėm, kad buvo nekas, bet va iš bulviakase, kur žvejyboj buvom, nesvarbu, ten ar pagauni, ar nepagauni, bet visas video padarėm, sustatėm, tai atrodo kažkaip daugiau ir apgalvoji darydams. Tai po biškį į priekį. Pirmą kartą galiu pasakyti, užsidėjęs nuo krūtinės kamerą. Tai biškį nuo krūtinės palaikysiu, biškį taip. Nes įdomu, kaip tie vaizdai. Bet vėjas tai kosminis. O, lydekėlis. O, gražuolis.
praktiškai kas antras metims, va, toks. Čia atrodo net nejut balkis. Nu, čia jau turų nutraukimą garantuota. Jo. Tai kaip ir sakiau, užsidėjau lengvesnį šviniuką ir pirmą kartą užsidėjau tokį kažkokį, tai net nežinau net, ar kabliuks toks turėtų būti, ar... Bet, nu, jeigu kips, tai manau, užkips ir ant to. Tas gal toks didesnis biški, ryškesnis. Tai kas dar yra smagu, kad po biški mūsų daugiai, tai jau esame apie 150. Tai jau ir man smagiau, ir širdelė geriau. Tai ačiū tiem, kas esat nauji, kas palaikinat, kas pakomentuojat. Ačiū visiems paprenumeravusiam, o mes judam toliau. Nu, vėjas tai baisus, einant ačiū. Pati nešioji, einant. Bet labai džiaugiuosi, kad išvažiavau. Kad ir kaip tingėjau, bet džiaugiuosi dabar. Smagu pavaikščiot, nelyn, nieka. Tik tai, kad vėjas. Oi, tie brūzgynai. Niekur čia neprieisi. Oi, įkritau į bebrą urvą. Čia giliai labai. Ai. Bandyt kur galiu. Nežinau, kaip reiktų ištraukti žuvį. Ne, čia vėjas. Nesąmonė. Prisidirbau eilinį sykį. Matos? Bim. Nu čia gal daičiau, bet čia bebrų prikaušliuota. Kaip ten tas Ričkas, sako, čia viską bebrą padarė. Hebra. Jas pasieku. Piški pravalom. Taip manau, kad mano žvejyba taip ir pasibaigs, net neprasidėjus. Nes nėra kur užmesti. Ai. Nu, bet ką, po biškį einu. O čia va visur būdavo gražus keliuks, gražus priėjimai. Va, kažką radau priėjimo. Aha, biškį prapjauta. Tai biškį pabandysiu pamėtyti. Čia. O, kažkas ėmė. Tikrai ėmė. Taip, hebrytė. Meškerė supakuotas. Tai dabar plans nebeiti atgal per tus visus kemsynus. Plans bandyti praeit pro pamiškį, išlyst kažkur ant gatvės ir tada link mašinas.
Tai dar gal miške kažką parodysiu, pažiūrėsiu pats, pačiam įdomu, ar yra grybo, ar nėra. Šitas miškas man nežinoms. Tai dabar net nežinau, ar čia žmogaus laukai. O mano mašina yra va ten prie nuo mišką. Tai einu, bandysiu daeiti čia iki gatvės per šoną. Gal bus da mišk gražesnis, užlysiu į vidų. Va, matau gražesnis, va. Čia jau gražesnis. Tai lendu čia per mišką. Nu, miškelis vaikščiojimui nekoks. Labai daug šakų visokių. Vaini. O, čia gerai atrodo. Meškerė. Miškė grybus renku. Nors iš tikrųjų nerenku, dar neradau. Dar tik vaikštau. Apsiostinėju rytojui. O, kas čia? Kažkas sakė, spardyti negali. Čia kas? Čia kukurbėzdis kažkoks. Kukurtvelkis. Ne, net nežinau pavadinimo. Bet čia buvo. Ne, nevalgoms. Šiaip yra. Pakastė didelė gruzdas jau peraugus. Tai manau, kad dar rytoj ir dės ir iš grybų, nes aišku, baravykų tokių nebesitiku, kad ten kalną rasti. Gal da kokį vieną. Ai. Gal da kokį vieną kitą rasiu. Rytoj grybausim. Tai ne rytoj, jūs pamatysit tam pačiam video, nes žvejybos čia kažin ko nepridėsiu. Tai dar nueis ir grybas. Taip sakau, kaip ir užtektų. Taip. Iš tarkim 15 minučių. Pražiūrima yra tik apie 5 minutės. Ai, kiti žmonės žiūri iki galo. Tai padarysiu ilgesnį. Ką, lendu lauk iš mišką. Dar susimatysim prie mašinas. Nes baigėsi kraut bateriją GoPro. O dabar miške tai nebesikeisiu. Ui! Ką jūs čia bagažiniai veikat, nesuprantu, išgazdinat? Tai bagažiniai reiks lieptis, ką? O cirkininkai jūs, ką? Rimtai čia. Tai ką, kaip supratot, jau vietoj. Sušilau, kol parėjau. Tai dabar taip, hebrytė. Tai žodžiu, žiūrėsiu, kas man gauna su video. Tai jeigu bus trumps, tai susimatom už kelių sekundžių. Tai būtų dabar. Opa! Labuka. Tai ką, sekmadienis. Ir atvažiavom į mišką. Tai spalio 8 atrodo. Tai bandysim padaryti grybų uždarimą. Šeimyna buvo šiandien, nieko daug nerado. Bet noriu ir aš pasidaryti uždarimą, nes viskas. Pirmadienis vėl darbai. Į Baravykyną patį turbūt neįsiu. Nes baravykų šeimyna nerada. Tai eisiu pažiūrėti raudongalviukų, ko norėčiau rudokikių. Miškelis gražus. Šiandien vėl vėjuota, be prota, taip kaip ir vakar. Lietus lyjant, tai nesiėmiau mikrofoną. O apmoviau tokį tamponą ant kameras, tai turėtų būti gerai su garsu. Jau gana šalta. Tokių visokių yra grybų.
Vieną kitą ruduokį randu, bet kol kas tokias pakirmėjusias. Buvo burelis. Ruduokikės. Ant svestuką pasaka. Bandysiu pažiūrėti, ką rodo čia jas. O, šitas gražias. Aha. Nu, didesnė. Ne, didesnė gatava. O mažikės sveikas. Šitą mažą sukirmėjus. Nu, šonai sveiki, va. Tokias jaunėjamų iš kartą. Kad be reikalo nesitampyt svorę. O kitas gražias. Grybauju apie 15 minučių. Tai ką aš randu miške, pagrindė būn. Nu, toj parodysiu. Pagrindė, va, visi tokie peraugė, net nėra ką žiūrėti. O ten kiek daug. Tai pagrindė visi peraugė ir pradėjo netgi pūti. O kiek čia daug. Tai aš jėmu tik mažikės ir sveikas. Tai va, aš jėmu mažikės ir tai apžiūriu, paskiau nupjaunu kotuką, jeigu nesukirmėja, tai pasiėmu. Ir pagrindė vien tik tai ruduokės. Bet praktiškai aš dėl anų ir atvažiavau. Tai čia pabandžiau užeiti baravykyną savo, nieka gera. Tai va, kelias ruduokikės, šitoj pasižiūrėsiu. Ir va, kažką dar radau. O, šilbaravikis pavargęs. Ar čia šilbaravikis? Tai tokie tikrai neėmu, nes nugrybų va turėjom tiek, o tam kartui ruduokikių pakept bus pasaka. O, koks gražuolis pasimaišė. Tai kol kas, viens buvo įdėts, tai vienintelis. Ir dar viens. Tai dar pasirodo įmanoma raudongalviukų rasti. Tokiu laiku tikrai bus sveiki, nes yra labai šalta, koks gal 5 laipsniai tik tai, gal 4. Bet dar įmanoma pasirodo, tai jau pliusas. Tai per nemažą laiką, jau gal kokį 40 minučių, ruduokikės, kelias gotės ir keli raudongalviai. Tai per gerą laiką dar pasirodo ir kruvikiam auga. O, 2. Čia dar vienas. Ir čia matau kitoj pusėj. Tai baisu nesutraiškit. O, dar vienas raudongalvis. Ir kažkur dar mačiau. Kažkur tai. Nu, dar taip. Šiaip negalvojau, iš viską drąsu, nes jau yra vis dėlto spalio 8. Bet dar gamta rodo kitaip. Nu, raudongalviukai tai gražus. Burnelį pradėt juoktis net pačiam. Nu, tai kokį 1,5 valandos vaikštau. Labai daug yra peraugusių, kur net neverta eit patikrinti. O aš, nu, nežinau, kaip čia matos. Beveik pusę kibiriuką. Tai ant dugno ruduokės, ant viršaus raudongalviai. O tokių va, žalių gruzdų tai yra labai daug. Bet aš anų neėmu, nes anus 2 kartus reikia virti. Šiaip anie grybai yra skanus. Bet va, su pienu anus 2 kartus reikia virti. Reikia nulupti viršų. Tai aš anų neėmu. Daug anų yra, labai daug praėjau, tai nežinau, būčiau pridėjęs 3-4 kibirus gražių. Šiaip anus valgydavom pernai, kai nebuvo grybų, tai valgėm skanus. Bet kai grybų yra, tai ir neėmam. Paliekam žvėriukam.
Tų pukuočių yra labai daug, nežinau kaip kiti vadin. Tai pukuotės tokias panašias į tus, blemba, užkrita. Į panašias ir ruduokės. Tai tų yra labai daug irgi. Bet irgi neėmu, nes irgi su pienu. Tai jeigu bendrai visus grybus būčiau ėmęs, kokie 3-4 kibirai gal. Ojojoj, kad sutemo. Ir pradėjo snigti. Nesnigti mažais ledukais. Tai per kadenciją dar nėra buvę, kad grybauja ir sniegs svara. Iš tikrųjų, jo tokie pusiau ledukai, pusiau lietus. Turėtų girdėtis garsas nuo manęs. Pim, 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 tik tai pim, 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 pim. O aš niekur neskubu. Nes neturiu mikrofonų, kameras nebėja. Šlapumą tai specialiai taip ir ėmiau, nes buvo labai apsiniaukę. O, ar matos? Vėjas irgi baisus. Tai šiaip nepataru eiti mišką, kada vėjuota maža, kas kokia šaka lūžtų, da kas nors. O aš vaikštau, man patinka. O, dar ir grybuką randu. Kas čia toks yra? Kazlėkiuks. Neėmu. Atsiprašau, kad mėtau tokius grybukus. Kažkam širdis gal skaudės, bet nu, žinokit, esam grybų apsirinkę pilni šaldikliai. O, kiek sniego. Ledukai. Geri bus grybai. Su lietum, su sniegais. Smagu. Gerai, kad ledukais, ne lietus, ne taip bjauru. Jau kada lietus biški bjauriau, o ledukai. O, šaka prieš akis nukrito. Sakau, į mišką atsargiai vaikščiokit per audrą. Dar taip grybų nesurinkęs. Opa! Pilna sniega, va ledukų, o čia raudongalvis. Pagrybauk su manimi per sniegą. Opa! Yra grybų, kad ir sninga, bet yra. Ir dar matau. Nebematau jau, matau. Opa! Opa! Šiaip grybus raunu, bet kadangi vieną ranką užimta, tai pjaunu. Bet dar taip nesugrybavęs, o čia tai grybavims. Smagu. Vaikštai savo. Vėjas belia koks. Bet grybų yra dar. Tai dar kol yra, kas grybautojai, pasidžiaukit grybais paskutiniais. Viskas. Tai aš sezoną uždarau grybų, bet dar vis randu ir per sniegą. Oi, taip negražiai nusipjovė. Randu grybų ir per sniegą. Smagu mėlis, jebrytė. Kol galia taikėt. O paskiau tik bebus kitais metais. O taip ir vaikštau, taip pim, pim, pim. Prie daug grybų net neprieinu, nes nedomin. Žiauriai vara ledukais. Žiauriai ledukais vara. Tai manau tikrai užteks iš video, nes ką padariau iš žvejybos, tai gavos apie
11 minučių. Įdėsiu iš grybų dar kokį 10, ne, 10 neįdėsiu. Nėra ką čia įdėti iš tų grybų. O, sveikutėlė. O čia ant svestuką. Ant svestuką. Čia tokie nekokie. O, smagu. Bam! O čia tai grybavims buvo. Tai prisirinkom pusę kibiriuką. Uždarimą padarėm. Tai ačiū, kad buvot. Ačiū, kas prenumeruojat. Ačiū tas, kas laikinat, kas komentuojat. Ir susimatom kituose video. Te.